Ką tau reikia žinoti čia ir dabar? Pasižiūrim, ką mums kortos pasakys. Taip, lazdų karalius, dar vieną kortą išsitraukiam pasitikslinimui. Ir monetų 10. Na, tai žinutė apie lyderystę, drąsą, sprendimus. Šiuo metu iš tavęs reikalaujama neabejoti, o imti iniciatyvą į savo rankas. Tu jau turi pakankamai patirties, laikas veikti, tuo labiau, kad energijos turėsi pakankamai. Svarbu pasitikėti savimi, priimti sprendimą, net jei kiti delsia, nes tu čia gali parodyti lyderio savybės ir sumotyvuoti žmonės netgi eiti paskui save. Svarbu turėti savo viziją ir, nereikėtų atsisakyti jos dėl svetimų nuomonių. Svarbu prisijimti atsakomybę už tai, ką darai. O monetų 10 sako, tavo sprendimai dabar turi ilgalaikę vertę. Tai, ką kursi šiandien, gali tapti tvirtų pagrindų ateičiai, saugumui, stabilumui, net šeimai ar bendruomeniai, nes čia yra tiek giminės, tiek kolektyvo korta. Taip pat lazdų karalius tai vyras, dažniausiai ugnies stichijos, avinas, liūtas, šaulys, nors ne faktas, gali būti tiesiog charizmatiškas, aktyvus, pasitikintis savimi, kuris žino, ko nori. Tai gali būti vadovas, mokytojas, lyderis, jei kalba eina apie darbą, apie jūsų veiklą. O jei esi atvira naujam ryšiui, tai kortos sako, kad toks vyras gali pasirodyti tavo gyvenime. Turėk minty, kad jo ketinimai rimti. Jam svarbi ilgalaikė perspektyva, ne flirtas, ne žaidimai, o šeima, saugumas, įsipareigojimai. Nes monetų 10 sako, kad jis bus nusiteikęs rimtai su aiškiais ketinimais, o iš tavęs jis lauks brandos, pasirengimo priimti rimtą ryšį, ne flirtuoti, ne koketuoti, o tiesiog kurti rimtus planus. Jei ši žinutė tau rezonuoja, pasilik su manimi. Čia kasdien dėlioju kortas.